Sveiki visi. Taro kortų būrimas jums. O klausimas šios dienos bus santykių tema. Ir užklausim Taro kortų, kaip geriausia jums veikti šioje situacijoje ir aplamai, kokio sudėtingumą jūsų dabartinė situacija ir ko galima laukti iš jos aplamai, ko tikėtis ir kaip ją pagerinti. Nes visi mes norim laimės, meilės ir džiaugsmo savo gyvenime. Būtinai spauskit mygtuką prenumeruoti ir šalia jo esantį vartelį. Tokiu būdu jūs visada galėsite lengvai pasiekti mano Taro kortų būrimus. Ir kaip jau pastebėjote, čia yra mano kurti namų kvapai Elana jums, nuoroda, per kurią jūs galėtumėte įsigyti kurtus namų kvapus Elana jums, kurie padės jums suaktyvinti jūsų namuose meilę, laimę, džiaugsmą ir stabilumą ir ne tik. Palieku nuorodą po šio video apačioje, būtinai spauskit ją, užeikit ten ir šiaip visko daug yra įdomaus mano puslapyje elana.lt. Taipogi turiu savo Instagramą, turiu Facebooką, ten irgi kiekvieną dieną įvairių naujovių yra, naujienų yra, užeikit, skaitykit, domėkitės ir žiūrėkit, viskas jums ir dėl jūs. O dabar žiūrėkit. 3 kortas trauksim. Tokia meilė graži. Meilė, žaidimas, flirtas. Aš jums parodysiu, nepergyvenkit, aš jums viską parodysiu. Kokie puikūs santykiai buvo, kokia graži meilė tarp jūsų buvo. Matot 3 kortas, kokia puikiai meilė, kokie puikūs santykiai, tokia netgi žaidimas, flirtas greičiausiai taip vyksta dabar jūsų gyvenime. Ir toks stabilumas, ramybė, harmonija, visapusiška harmonija buvo. Visapusiška harmonija, o gerai, o kasgi atsitiko, kodėl taip įvyko, kad jūs dabar atsidūrėte tokioje situacijoje, kurioje va dabar tikitės pagalbos iš Taro kortų dėlionės. Ieškosim atsakymų, ieškosim pagalbos. Taip. Per ką tokie nemalonumai jūsų gyvenime vyksta? Dabar 3 kortos turiu. Ir per kągi tokie nemalonumai jūsų gyvenime vyksta? O tai yra vis dėlto greičiausiai, kad kažkaip jūs abudu kartu nesugebėjate tokį priimti sprendimą. O kas šiuose santykiuose, kuris iš jūsų ves tos santykius, o kuris bus šiuose santykiuose kaip vedamasis, taip, nes tai yra vis dėlto jūsų tokie santykiai, kurie reikalauja iš jūsų šiek tiek galbūt pastangų. Ir pastangų reikia vis dėlto ne tik jūsų. Taip, nes greičiausiai tai jūs daugiau stengiatės negu reikia, o jūsų draugas, vyras, jūsų žmogus, jis kažkaip nuošaly šitų santykių pastoviai randasi ir kaip atrodysiu, kad jam nėra svarbus šitie santykiai. Taip, jūs viską darot, viską atiduodat save ir atsiduodat santykiams, o iš jų kažkaip jokių pastangų nėra, tikrai, grinąja žodžio prasme, nėra pastangų iš jo. O norisi tai, kad santykiai kažkur klestėtų, judėtų, kažkas vyktų juose, o jis visai nieko, kaip atrodytų, jam tinka. Suprantat, kodėl jis taip elgiasi? O todėl, kad jam tinka kaip yra. Jam tinka, jam gerai. Jam gerai ateiti po darbo, atsigulti ant lovos ir gulėti. Jam tinka, kad jūs ten kažką padarot be jo. Jam gerai, svarbiausia jo nekliudyk.
Taip, tokia situacija pas jūs. Jam gerai, o tu jo nekliudik. Ir dėl to vyksta kivirčiai. Ir jis pyksta net ant jūsų. Taip, jis pyksta, jis turi jums pastabų. Galiu pasakyti, kad greičiausiai ir, kaip pasakyti, jis šiek tiek jums, pastoviai prieštarauja. Kad jūs tą nepadarei, to nepadarei, tą netaip darai. Tai yra pas jį jo nuotaikoje tokių emocijų. Ir šitas emocijas jis jums ir išreiškia. Ne taip, kad pasakyti, susėsti, pakalbėti, išaiškinti situaciją, ne, jis jums tiesiai šviesiai kaltina visame kame jūs, kad jūs visame kame esate kalta. Taip, o jis dar plus, čia aš iš savo pusės, iš kortų pusės galiu tai pasakyti, kad greičiausiai tai yra žmogutis, kuris dar šiek tiek toks mėgsta parodyti save kitiems, toks suprantat, jis mėgsta dėmesį, jam galbūt trūksta netgi iš jūsų dėmesio. Ir tai yra žmogus, kuriam vis maža dėmesio iš kitų moterų. Jis toks yra. Ir ką padarys? Vyras toks yra. Tai aš nežinau, kai jūs jį rinkotės, galbūt to dar nepastebėjote, bet dabar jums tapo akivaizdu, kad tai yra žmogus, kuriam kaip patinka ir kitos moteris, vis taip jis pažiūri į kitas, o jums tas nepatinka, nes jūs, tylit ir negalit jam nieko pasakyti. Tai reikia tiesiai šviesiai sakyti, kad jums nepatinka, taip, o jūs sėdėt ir pergyvenat. Ką jūs galit padaryti šioje situacijoje, tai, kaip aš sakau, tik sėdėti tyliai ir pergyventi dėl tokios padėties. Tai, kad jūs pergyvensit ir kaltinsit save, jūs žinokit, nelaimėsit šioje istorijoje. Nieko, ko iš jo laukti, toliau ko tikėtis. Nieko nelaukit, nieko netikėkit. Nes, žiūrėkit, tokia situacija, kad jis pats nežino, ką reikia daryti. Jo būsena tokia. Minčių, kažką galvoja, o kad kažką daryti, kažkokį žingsnį pirmą, kažką kurti, pas jį net nėra tokios intencijos, iniciatyvos tokios kažkokios, kad čia gerinti santykius tarp jūsų. Taip, žiūrėkit, taip jis nenori jūs prarasti. Jis nenori jūsų prarasti. O kam? Jam jūs prarasti, jeigu jūs, kaip ir vis tiek esat šalia kartu, kažkurioje vietoje matyti, jūs jį tenkinate, kurioje vietoje jūs jį, toje, kad, žiūrėkit, kaip jūs visada nutylit, o jam tai labai yra pravartu, jam labai yra tinka jūsų tokia būsena, kurioje jūs vis nutylit ir nedasakot, ir nesakot jam nieko, bijot jį prarasti, ir jam tai gerai, jam tinka, bet jis nenori jūsų prarasti. Galbūt jau buvo tokių kalbų tarp jūsų, kad jūs jau čia eisit, išeisit ir taip toliau, ir gal skyrėmės, taip jūs greičiausiai galbūt ir kalbėjot apie tai, bet jis, žinot ką, jis galvoja, kad viskas bus gerai. Toks jo požiūris. Ir ką mes, jūs ir ką jūs galit padaryti, kad žmogaus yra tokia mąstysena. Ir, jūs jos nepakeisit, jeigu jis jau taip galvoja. Galbūt čia darbai, reikalai, veikla, judėjimas, gali būti, kad žmogus dirba kažkur toli nuo jūsų, taip, važiuoja dirbti, išvažiuoja. Ir tie santykiai per darbą nutrunka, taip, per darbą, nes jūs mažai leidžiat laiką kartu ir santykiai nuo to nutrūksta. Neturit bendrų tikslų, Korta man sako, neturit bendrų jūs tikslų tarpusavy. Tų tikslų, kurie jūs, kaip pasakytų, suartintų, priartintų, kad jūs matytumėt vieną kelią, kur jūs einat. Jumise to trūksta, suprantat? Suprantat, ko trūksta jumise? Tos bendro matymo, bendro kelio, kur jūs einat, ką jūs darot. Kaip ir sakiau, naujo planų, bendrų planų. Pabandykit, o gal jūs išeis. Pabandykit kurti kažkokių planų, pabandykit viena kurti tos planus ir, kaip pasakyti jums, jam apie tai pasakoti. O gal
koksai nors planas iš šitų ir suveiks, ir jam patiks, ir atsiras kažkokių bendrų pokalbių, bendrų interesų, bendras tikslas atsirastų, suprantat, o tai yra svarbiausia. Kai vakare jūs papasakojate apie savo kažkokias istorijas, apie savo norus ir užsimezga pokalbis, atsiranda bendrų kažkokių idėjų, ką galit padaryti. Matot, kaip jau gražu. Galbūt to ir trūksta jumise. Taip, žmogutis įdomus, žmogutis toks šiek tiek mėgsta galbūt pažiūrėti ir kitas moteris, ir mėgsta tokias veiklas, ir mėgsta kažkur pabūti, papramagauti, jam tai yra svarbu, bet ir jūs nieko nedarot, jūs atstovėt kaip surišta. Žinot ką, yra moteris, kurios mato situaciją savo dabartinę ir jos kažką nors daro, o jūs galvoja taip, kad aš čia auka ir aš čia auka, čia aš viską dariau, aš čia vargau ir man dabar priklauso visi santykiai. Nebus taip visata neveikia. Žiūrėkit, jeigu jūs atsistojat jau dabar į poziciją aukos, tai ką jūs gausit toliau? Įsivaizduojat. Jūs turite išeiti iš tokios pozicijos į priimti savo gyvenimą, priimti atsakomybę už savo pačios gyvenimą. O toliau pamatysit, ir aplinka keisis. Taip, bet čia labai gerai būtų jums pažiūrėti numerologinę analizę, padaryti. Galit ir jo padaryti numerologinę analizę, pačią pažiūrėti kaip vyras, nes aš turiu dar ir numerologinę analizę, taip domiuosi ją. Labai geras dalykas, tikslus dalykas, tiksliai apibūdina žmogus, santykius, perspektyvos, taip. Tai yra santykių suderinamumą galit užsisakyti arba galit užsakyti numerologinę analizę, aplamai savęs kaip asmenybės ir jūs pamatyti per jos prizmę, savo potencialą ir galbūt jums nereikėtų tokioje pozicijoje būti. Galbūt galėtumėt lengvai ir paprastai išeiti iš jos. Labai puikios perspektyvos, tikrai gerai, o kokios perspektyvos jums šiuose santykiuose? Kol kas žiūrėkit, korta tokia, kad bus taip, kaip yra. Jokių pasikeitimų galėtų būti, jūs galėtumėte kažkaip savo santykius pagerinti, taip, bet greičiausiai to dar nedarysit. Nedarysit ne dėl to, kad galbūt nenorit, trūkumas žinių. Vienintelis dalykas, kuris neleidžia jums gerinti savo santykius, nežinot nuo ko pradėti, nežinot kur eiti, nežinot ką daryti, nežinot kaip veikti, kaip save vesti, kaip save parodyti, kaip save iš naujo galbūt vyrui savo draugui galbūt pristatyti ir taip toliau. Tai yra vienintelė klaida, tai yra žinių trūkumas. Ateikit pas mane ir mes pažiūrėsim, ką jums daryti. Užsisakykit taro kortų dėlionę. Nuorodas užsakyti taro kortų dėlionę palieku po šio video apačioje. Galit rašyti per Facebooką, galit rašyti per Instagramą, galit užeiti į mano puslapį elana.lt ir tiesiogiai užsakyti savo norimą dėlionę. Ir mes pažiūrėsim, ką daryti, kaip veikti, kaip geriausia, kokį sprendimą priimti, kad jums pagerinti situaciją, kokias aplinkybės jums trukdo. Ar čia nuo jūsų tik su partneriu priklauso, ar čia ir nuo jūsų priklauso, ar čia ir nuo partnerio priklauso, ar galbūt tarp jūs dar kažkokių aplinkybių kitų yra, kurie trukdo jūsų santykiams. Viskas taip paprasta, tik reikia sužinoti, užklausti, sužinoti, sudėlioti, sudaryti savo planą ir veikti pagal jį. Ir viskas, kaip aš sakau, iš kiekvienos nėra blogų kortų. Visos kortos kalba, kaip pagerinti savo gyvenimą ir niekaip kitaip. O aš linkiu sėkmės, nepamirškite apie namų kvapus Elana, kurie atneš jums laimės, sėkmę ir stabilumą, kurti jums su visa meile. Ir iki sekančios dėlionės.